Surastų neaiškios kilmės medžiagų ir objektų pakavimas. Pakuojant medžiagas ir objektus, mūvėkite pirštines. Geriausia medžiagas ir objektus pakuoti į specialius paketus. Jeigu jų neturite, galima naudoti vokus, kartoninės dėžutės, medžiaginius maišelius. Svarbiausia, kad visi jie būtų vienkartiniai, kad jų negalima būtų atidaryti nepažeidus. Paketai turi būti užklijuoti ir turėti individualų numerį. Jei medžiagos ar objektai supakuoti specialiame pakete, į kitą pakuotę jų pakuoti nebereikia. Jei medžiagos ar objektai supakuoti į voką, jis turi būti užklijuotas ir užantspauduotas. Į specialias pakuotės galima pakuoti beveik visas medžiagas ir objektus, išskyrus drėgnas ar šviežiai surinktas ar nuskintas augalinės medžiagas, jos pradeda pūti kelių dienų laikotarpyje. Jas reiktų pakuoti į popierinius medžiaginius maišelius arba kartoninės dėžutes. Svarbu, kad jos kelias dienas nebūtų laikomos komisariatuose. Kai kriminalistinių tyrimų centras gauna apipuvusias ar supuvusias medžiagas, labai sunku nustatyti jų masę ar kartais netgi pačias medžiagas. Ant tokių pakuočių reiktų pažymėti, kad pateikta medžiaga yra drėgna ir gali sugesti. Nepakuokite užduoties į objektų pakuotes. Objektai turi būti supakuoti atskiroje užantspauduotoje pakuotėje. Jei tyrimams siunčiami vienkartiniai švirkštai su adatomis, tačiau be gaubtelių, adatos turi būti arba užlenktos, arba ant adatų galų turi būti užmautos apsaugos, pavyzdžiui, trintukas. Ant pakuotės būtina užrašyti įspėjimą, jog galima susižeisti adatomis. Jei tyrimams pateikiama švirkštas su skysčiais, jos stūmoklį apvyniokite lipnia juosta arba kitaip apsaugokite, kad atsitiktinai pastūmus stūmoklį nebūtų prarastas švirkšto turinys. Švirkštus geriausia pakuoti kartoninėse dėžutėse, kurios turėtų būti užklijuotos lipnia juosta ir užantspauduotos. Dūžtančią tarą pakuokite į kartoninės dėžes, kurių viduje turėtų būti apsaugos priemonės, kad nesudužtų.